Labas Lietuva! Tai ką? Pradėsim tada nuo Perikūpo dienoraščio. Pirma dalis, kur buvo, tai buvo EKM6, A3, Mikra ir paskui jau nespėjau nufilmuoti, greit nusipirko, greit prasidavė Nissan kažką iš dizelis 1.5. Tai žodžiu taip, matematika tokia. Mikra buvo pirkta su viskuo gavosi 570, prasidavė už 900, A3 su viskuo gavosi štuką 100, prasidavė už štuką 200, toliau EKM6 su viskuo su naujų techų gavosi 810, parduota už 1000, kažką jis buvo pirktas su parvežimu iš Pasvalio, nieko nedaryta, netvarkyta, gavosi 2000, parduota už 2400. Tai va, bendroji sumoje nuo tų 4 automobilių liko 1040. Nu, grubiai dėkim taip, skelbimai kažkokios nedarašytos išlaidos, tebūnė lygiai 1000 eurų. Su Mikra kas buvo daryta, praeita technikinė, daugiau nieko. A3 patepliojau, papurškinėjau irgi, rankų daug nekaitinau. EKM6 irgi tik tai praėjau technikinę, pakeitėm jo stabdžių pūslę ir viskas. Kai kur rudelės pašvičiau, patepliojau. Kažką jūs kaip ir minėjau. Kompą pajungiau, klaidas nusitryniau, viskas. Nieko netrūdžių, gal vienoje vietoje kažkur pastepliojau, nu žodžiu. 4 automobiliai, darbo neįtin buvo daug. Kaip pavadinkim, profitas, pliusiukas visai neblogas, nesiskundžiu. Tai va, su tom 4 tiek tada, visos išvažiavo pakankamai greit, paimkim, jeigu bendrą visumą, tai kažkas taip, apie savaitę pusantros ir visi 4 automobiliai išvažiavo pas naujus savininkus. Tai va, dabar BMW sidabrinis praeitam video viską paaiškinau, dar savaitę laiko nuo skelbimo, bet autogidus, autopliusus niekur nedėjau. Kol kas tik tai Facebooką bandau atakuoti, bet kol kas silpnai. Gal ir kaina ta aukštoka, bet laikysiu dar savo. Valgyti neprašo, gavos tikrai spadoriai, tai laukiam, paskui dėsim į visokius autogidus. Dabar irgi toks laikotarpis, šiandien pas mus yra gruodžio 12. Ateina viskas, už 2 savaičių kalėdos, visi dovanos, šventės, salės, kaip sakyti, tikrai ne mašinos pirkime visi dabar, plus visi pinigėliai išeina tikrai šventėm. Tai dabar toks bumas, bent jau kiek aš susidūręs per tuos kiek čia, kokius 4-3 metus perikupavimo, kad iki, žodžiu, vasario pradžios, iki vasario algų bus štilius toks, vienas kitas pigesnis automobilis, žodžiu, ir tiek žinių, nes visi taško pinigėlius dabar šventėm. Tai va. Gerai, kad nedaug čia įsišnekėt, einu tada iš karto vėl prie to, kad grįžo dabar pas mus 4 BMW-kai jo iš vokiečių ir 1 F-kutė grįžo iš Amerikos. Tai va. Čia daug nesėdėsiu, nešnekėsiu ir šita serija bus tokia informacinė. Kiekvienas BMW-as iš Koparto, kitas iš Privato, kitas iš dar kitos platformos, tai papasakosiu trumpai, kas grįžo, ar verta, ar neverta, ko tikėjaus, ką gavau ir žodžiu, paskui bus vėlgi pardavimas, matematika ir varom toliau, viskas. 3 serija gau ir einam į kiemą.
Tai va, pradėsiu nuo mažiausio. BMW-kas, 2 litrų dizelis, NKM7 motoriukas, mechanas, LCI-nas, bėgęs 220 su biškučiu, nupirktas Koparte, pridėsiu aukciono vidosiką. Tai kiemiais man gavosi su visko po Kopartų mokesčių po tralo 1260 pinigų. Jo, nesikūrė. Salonas, skuduras, šildomos sėdynės. Kažko tai tokio mandro labai nėra. Valyt, žiūrėt, tvarkyt. Žodžiu, mano misija dabar tokia. Aš jį tik nuplojau, nes buvo labai ilgai stovėjęs, apsisamanojęs ir, žodžiu, apleidyklą. Tai va. Tai aš jį bandau parduoti tokį už 1500, nes kėbulas tikrai pakankamai švarus, nesupuvęs, nesukirmijęs, nenudaužytas. Tai misija bandyti uždirbti kelis šimtus. Ir va taip va tokį, jeigu ne, ieškosiu motoro. Ir ką bus? Vidosiukui projektas. Tai va šitą sidabrinį kibirą matėte jau, laukia klientūros. Einam toliau. Toliau ką? Tada gal einam vėl prie vokiečio. Tai X1 2011 metų, vėlgi 2 litrai, N47, kala motoras. Mušimas toks va. Rida 290 su biškučiu, tai ačiū vokiečiui, gale radau naują sparną įdėtą, einu ruoš dažyt. Kapotas tikrai atsilankstys, atsilanksto tokie su meniniu lyginimu. Vidrodėlio kepurėlį irgi susitvarkiau, nudažysiu. Tai va toks ir toks. Tai žodžiu, šitas jau automatas, skuduras, šildomų nėra. Toks va toks, rekarai čia, žodžiu, mandras bembas, jeigu nebūtų mandresnių. Tai va šitą nupirkau iš Mobile.de, tiesiog einu per skelbimus, statau prenumeratą ir iškritus variantui rašau vokiečiui, kaip pavyzdys, alio, siūlau tiek ir tiek, jeigu tinka, įmetu avansą 100 eurų ir kviečiu tralą pas tave. Tai šitą aš nupirkau už 2400, parvežimas man gavosi šito 500 ir viskas. Jisai kieme man stovi 2,9 pinigėlių. Bandysiu irgi kažkokius 3 su biškiu parduoti tokį, koks yra, su variklio gedimu. Jeigu nieks neims, vėl ieškosi motorą, žodžiu, prikelsim iki gražaus. Dabar tai misija, ką padarysiu, tai sparną uždėsiu, šitą uždėsiu ir šitą taipogi kepurėlė bus uždėta. Daugiau viskas kaip ir gražu, apart kapoto meninis lyginimas. Tai, nežinau, bandysiu už kokius 3,5 jaučiu kraut. Na ir žiūrėsiu, kaip visada palaikysiu kokias 2-3 savaitės. Nieks nesidomi, į garažą kabinam lenciūgus ant motoro, lupam lauk ir darysim važiuojantį švarų automobilį. Na ir paskutinis vokietis 2.11 E91. 2.11, bet šitas jau motoras, man atrodo, eskinis pasieina, jeigu neklystu. Tai 2 litrų automatas, juodas, irgi toks pastovėjęs biški. Komplektacija skurdi, nieko mandro, tai skudurėlis, žodžiu. Telikas mažasis, aišku, automatas, nes tik pirmukas mechaninis, bet daugiau manyčiau, kad tik tai automatus pirksiu, nes kažkaip labiau einame būtent BMW. Nu, šito pliusas tai kas, kad juodas, žodžiu, geri metai, rida irgi kažkas apie 300 000. Ką mes čia dar turim pasitai, mačiau, kad nuimamas kablys yra, ne, maišė valiojasi. Čia biškai kažkas pradyta, drasyta, šturkyti yra. Tai va. Bet irgi nesupuvęs, nesurūdijęs. Nu, pavadinkim, fainas darbinis BMW-kas. Tai pa šitą viskas liuks, kurias įvažiuoja. Vienintelis defektas tai yra
kai užkuri prie račiago, toj vietoj kažkoks kaip dundėjimas, vibracija, žodžiu, gaunasi, tai nežinau, žiūrėsiu, gal tai pakabinamas, gal duslintuvo kažkas, nu, bet tikrai ne motoras, žodžiu, varikliukas švarus, tvarkingas. Taip, tai jisai man gavosi, aš pirkau per Auto Vienas platformą. Ten irgi Italija, Prancūzija, Vokietija, automobilių daug. Vieni skundžiasi, kiti giria, pirmas BMW'as, pirmas automobilis iš ten. Kol kas man viskas, nežinau, patiko, tiko. Tai jisai man gavosi nupirkimas su mokesčiu su viskuo 2260, parvežimas 600. Tai matematika tokia, tą dundulį sutvarkysim. Įsiūsiu, ką daro. Ir žodžiu, nu, už kokius 3,5, 3,3 tebūnė, sakau. Nuo kiekvieno, jeigu per daug rankų nekišu, 200-300 lieka. Aš patenkintas, man patinka. Jeigu neišeina, bandysim kelt ir užvaldyti automobilių rinką. Tai va. Nu ką, vyšnė ant torto. Tai F-kutė, F10, 528i. Tas 3 litrų plytas, senasis gerasis atmosferikas. 2011 metai, kilometrais rida 160 000. Amerikonas, Los Andželas. Šitas kaip ir buvo pirktas irgi prekybai, bet įdėjau story ir sesė iškart parašė, kad davai man sako šitą. Jinai turi F-kę X3 balto irgi, 2 litrų dizelį, tai automatas, M paketas pagal vieną, jeigu kam nors reikia, rašot, F-kę parodysiu. Nes, nu žodžiu, norėjau šitos ir tiek. Tai va, tai kas grįžo baisus vidus. Tai va taip ir taip. Bet čia užsakiau iš AliExpresso, jau toliau viską, ką vežu į cheminį. Šitie visi dalykėliai čia susisiūsiu, pasikeisiu, vairas irgi, nu, Los Andželas, žodžiu, viskas grinai išdegė. Tai va, bet salonas nepraplyšęs, all good. Širkytas dabakumai šiemet, o čia naujas liftas išėjo ant šitos klasės. Išbandinėja dabar čia Münchenas. Tai va, pa šitą lygą kokia yra. Galinis sparnas. Luptas, čiučiut pastumtas yra, matot, kampas žibinto. Pastumtas yra. Tai susitariau su kebulistu, laukiu eilės ir atkalą suveda. Dažą buferį nupirkau už 30 €. Nes amerikonai, va taip va, dar buvo bamperis tvarkoma, žodžiu, radau tokią galinę sėdynės, tai va, taip ten hebrytė dirba, na aišku, IMDZin, galų netrasi, man irgi kaip ir neskaudu, ten būtų koks emkinis, tai tada jau čia vežtum plasmasistų, kažką darytum, tai žodžiu, kažkaip taip, tai va, finalė taip, tada BMW-kas, pinigai, ne, pinigai gavosi su nupirkimais, per partnerius Fainus Cars from USA, pridedu iškart jų nuorodą. Yra skaičiuoklė, hebra tikrai fainai, gražiai dirba. Skaičiuoklė atitinka viską. Gavosi man 5500 €. Iki kiemo, su muitais, su PVM, su mokesčiais, su viskuo. Kuriasi čiotkai, dirba, bitutė, važiuoja, lekia. Nu viskas čiki-piki, biškį rankų pridėt. Patvarkyti ir manau sesė labai džiaugsis fainų automobiliukų. Tai va, toks tas būtų šitas Perikūpo dienoraštis. Toks lengvas, beleką apie beleką. Bet, kaip matau, darbų tokių bus šiokių tokių. Dabar iš lietuviškų nieko neturiu nupirkęs, nes šitie bembukai grįžo, neparsidavė. Ateina šventės, irgi nenoriu užsikraut. Ir kol kas neturiu kažko mandro naglo parodyti. Tai va, informacija tokia, kad kopartas vokiškas galima nupirkti, išeina nupirkti, bet būna visko, kaip ir visur. Būna ir kainas sukelia kiti, aš nežinau, jie kolekcionuoja gal tas mašinas, bet žodžiu belekas. Apie Suomiją jau nešneku, viskas Suomijoje didelis redlinas, kainos, mašinus lavonai grįžta. Blogai, ten Suomijos gali tik per privatus pirkti. Tai va, tai kopartas vokiečių viskas ok. Toliau Mobile D
Irgi tikrai galima variantų rasti, turiu draugelį irgi tą patį daro bižniuką kaip aš. Irgi su BMW juda, tai ir gerų variantų nuperka, nuo vieno daugiau, nuo kito mažiau, bet reikia daug kantrybės turėti, buvo būna taip, kad susitari tiek su vokiečiu, tiek su tuo turkišku vokiečiu ir suderini tralą, viską, žodžiu, ten avansu, aišku, nieko nevedi, tipo užrezervuok, siunti tralą rytoj, poryt blogiausiu atveju, rašo vakare, mirė senelis, sulūžo koja, iškrito akis, belė kokie atmazai durni, žodžiu, ir tą mašiną, aišku, parduoda kažkam kitam už brangiau. Tai geriausia yra, jeigu kažką velsitės, 500 eurų įmeskit, bet irgi rizika, kad gali įmest kažkam belekam ir tu nebeturėsi tų pinigėlių. Auto vienas, kaip ir sakiau, pirmas BMW'as grįžo, viskas fainai. Dokai viskas suvaikščioja, kainos irgi, kiek sekiau, žiūrėjau, tikrai galima visokių nupirkti, bet yra vienas niuansas. Ten užsiregistruoti gali tik tai įmonės, tai tą turėkite omeny. O daugiau nežinau ką papasakoti. Šiaip jeigu esat fiziakas, aš siūlyčiau mobilėde sekti ir kantriai kokį 30 mašinų variantų parašysi. Nu ir 31, 32 bus tavo kieme. Gali būti ir greičiau. Kažkas, jeigu moka geresnių lifehackų, parašykit, man irgi įdomu. Tai va, kas su lietuviška rinka parodžiau, irgi uždirbta eina, bet būna visko. Būna nulio išeini, būni ten pidisą uždirbi, būna ir praloši 102. Tai va. Gerai, šiandien tada tiek. Šiandien gražus penktadienis, nelyja, nesninga. Žodžiu, krentam į savaitgalį. Gero jums savaitgalio, gero žiūrėjimo. Ačiū, kad išklausėt, iškentėjot. Ir viskas tada ant sekančio epizodo kažką jau įdomiau mąstysim. Iki.